po vieną metalinę profiliuotą Mano karštų susipažinimas su Stasiu Povilaičiu. O buvo taip, aš su grupė Rebel Heart ruošėmės įrašinėti koncertinį albumą. Mes ieškojom idėjų, kaip paįvairinti mūsų rengiamą festivaliuką. Ir išėjom į Laisvės alėją paieškoti idėjų. Prie skelbimų lentos pamatėm, kad koncertuoja Stasys Povilaitis. Šiandien. Šitą nufilmuojam. Atėjom prie stendų, kur reklamuojami koncertai. Ir žiūrim, Stasys Povilaitis. Šiandien koncertuoja Dramos teatre. Stasio Povilaičio koncertas buvo pasibaigęs ir jisai pasirašinėjo ten savo fanams autografus dalino. Jis paprašė truputį palaukti, nes pamatė, kad čia jau kažkokie tai muzikantai atėjo pas jį pasišnekėti. Nieko nelaukia. Po kelių akimirkų mes su juo susipažinom ir pakvietėm į koncertą. Aišku, ta daina jau buvo išrinkta Vėl švieski. Apie tonaciją ir tempą pasitarėm. Stasiui su roko grupė Rebel Heart atlikti kūrinį buvo tikrai avantiūra. Ir kai mes jau surepetavom ir atgrojom koncertą, atėjo laikas ir įrašyti vieną diską su Stasiu Povilaičiu. Koncertas įvyko VDU koncertinėje salėje 1995 metais. Linkęs į avantiūras, tikrai.